Šiais laikais vis mažiau tikriausiai yra žmonių, kurie sugeba juoktis ir dar turi šiokį tokį humoro jausmą. Kaip tau pasiseka būti jų juokdariu? Kas tai yra juokdarys? Kas? Nu kas? Juokdarys, toks truputėlį nelabai protingas žmogelis. Ir gal paimkim tada, kas yra juokdarys iš kur? Gal anksčiau tai buvo juokdarys cirke, klaunas atsiradęs, tai? O kas klaunas? Tai klaunas turėdavo visada geriausiai už visus atlikėjų žanglierius geriausiai mokėti atlikti šitą numerį. Tik tada jisai galėdavo profesionaliai atlikti vieną ar kitą veiksmą, iš kurio juokiasi. Aš skaitau, kad juokauti gali ne visi žmonės, bet turintis kažkokį tai jau savyje 200 gram vzrščiatki или даже полкило. Ir užtat humoras ir skirstamas į tą lėkštesnį, kitokesnį. Aš nenoriu gink Dieve sakyti, kad tas mano humoras yra kažkoks tai tobulas, geras, įdomus, gražus. Tačiau kas man patinka. Aš darau tai, ką aš skaitau reikalinga ir adresuoju tam žmogui, kuriam aš esu suprantamas.